rytas, mėly draugai, tai aš jau grįžau iš Kipro. Mes su Ignu grįžom vakar, ačiū Dievui labai pasisekė, nes iš tikrųjų visi skrydžiai buvo atšaukti iki 8 ryto, mes skridom 9 ryto, realiai 11 valandų Vilniaus oro uostas buvo uždarytas ir mums tiesiog žiauriai pasisekė, kad mes atskridom 9 valandą ryto. Tai atskridę mes tiesiog atvažiavom namo, dėl to, kad mes miegojom po valandą, po 2, aš lėktuve kažką šiek tiek pamiegojau, bet neilgai. Tai mes tiesiog su Ignu smigom, užsisakėm maisto ir tiesiog ilsėjomės visą likusį vakarą, tvarkėmės čia, žodžiu, viską ir dėliojomės jau rūbus, žodžiu, skalbėmės, kaip visą laiką, kas dažniausiai būna, kai grįžti iš kelionės. Tai šiandien mano planas yra papusryčiauti be abejo, pasidaryti labai skaniai kavos, išsiplaut galvą, nes pagaliau aš plausiu galvą namuose, aš tai buvau pasilgus šitą jausmą. Šiaip man greitai metu ateis viena siunta, aš jums ją išpakuosiu ir varysiu pasidaryti nagų. O vakare mes norim su Ignu gal pasistatyti jau eglutį pas mus namuose, nuvažiuoti gal ir prie Vilniaus eglės, nes jau yra tas kalėdinis vaibas ir iš tikrųjų, aišku, atvykę į Lietuvą pamatę šitą orą, mes buvom tokie... Taip, tai mes Ignu pamatę šitą orą nebuvom nustebę, bet tiesiog šiek tiek jau buvom pasilgę to jausmo, kai yra šalta, nes vis tiek tipo, jau norisi ir fainai leis laiką, jau turėti tą kalėdinį vaibą ir dėl to aš noriu nuvažiuoti prie eglutės, nes man atrodo miestas Vilnius žiauriai gražiai papuoštas. Vakare turbūt jisai atrodo įspūdingai ir aš labai noriu tiesiog nuvažiuoti, nes man tas vaibas yra viskas. Aš visą laiką laukiu gruodžio mėnesį vien dėl to. Tai dėl to šiandien yra toksai planas, pažiūrėsime, ar mes jo laikysimės. O dar iš šios savaitės reikalų tai tikrai noriu nuvaryti dar arba į kirpyklą ir, ta prasme, ir pasidaryti plaukų tonavimą arba pačiam nusipirkti toną ir padaryti toną, nes mano plaukai tampa geltonesni pastoviai, nes tiesiog po šilto Kipro logiška, kad tai bus ir aš neseniai juos dažiau, tai biški reikia juos atgaivinti. Ir man reikia nuvaryti pas dantistę, tada nagus šiandien darysiu irgi, nes praėjo mėnesis. Ir šiaip noriu supirkti dovanų savo vienai draugiai, nes jos gimtadienis, tada Igno mamos gimtadienis, žodžiu, šią savaitę irgi bus tokių visokių įdomesnių dalykų. Mes dar su draugiam norim iškepti imbierinius sausainius, žodžiu. Norisi visiškai pajausti tą kalėdinį vaibą, nes mes Lietuvoje būsim tik tai 20 dienų. Tarsi mes gruodžio 20 išskrendam kitur. Laukit, ten jau bus, nežinau, gal ir kažkokiam vlogui užsidaviau, neatsimenu, bet nenoriu kol kas sakyti, nes tiesiog noriu palaikyti tokią mini intrigą, bet tikrai labai faina kelionė, kalėdinė ir mes ją važiuojam ne vieni, ne dviese. Tai va. Nu ir ką, dabar aš darau pusryčius, dabar aš verdu kiaušinius ir darysiu sumuštinukus su sūriu ir pomidorais. Dar užėjus vakar į parduotuvę supratau, kad Lietuvoje vis tik, žinokit, kainos yra geresnis. Nes Kiprė tikrai ženkliai brangiau, aš nežinau, aš imu tos kiaušinius už euras ten 7,9 ar euras 8,9, o ten už 4 ėmiau. Tai toks jaučiasi stiprus skirtumas, tai va. Tai tiesiog noriu šitą papasakoti, tokią mintį. Nu ką, žinokit, neprailgo, gavau siuntą, todėl pakuojam kartu ir žiūrim, kaip atrodys ta striukytė. Aš šiaip, žinokit, retai užsakinėju į namus. Iš tikrųjų, aš iš vis retai dabar šopinus. Gerai, spalva man labai patinka kol kas, aš labai tikiuosi, kad jinai bus, o aš esu užsisakęs berods esu. Gali būt, kad man tiesiog netiks dydis, gali būt, kad man reikės didesnės. Labai bijau. Nu, atrodo, va tai va. Žinokit, man žiauriai, nesu šitam naminiam kelniam, aišku, bet žiauriai gerai, man atrodo. Man patinka, kad jinai tokia visai stora, šiaip man truputėlį net karšta su ją. Man atrodo, kad super. Visą laiką prašnekėjau ir nefilmavau. Taip, aš taip sugebu, aš taip galiu ir aš jau pilnai pasidažiau, bet aš jums tada tiesiog greitai papasakoju, kas vyksta dabar. Man taip nepatinka, kad šitoje vietoje visą laiką plaukai tik išpamsta. Aš ką tik pasidažiau, bet aš labai greitą makiažą pasidariau, tai bent jau negaila. Tada aš tiesiog tokį sumečiau pagrindinius savo štrichus, ką norėjau jums papasakot iš tikrųjų. Tai aš važiuoju dabar darytis nagų, kaip ir sakiau. Važiuoju pas savo geriausią draugę, jinai man daro nagus. Čia yra dabar su milky spalva, su juotauja. Čia mano mėgstamiausia spalva, bet dabar yra kalėdos, kalėdų vaibas, tai aš noriu pasidaryti gal bordinius tokius.
Ir aš tikiuosi, kad aš jos pasidarysiu, nes aš dažnai, kai jau atvažiuoju pas ją, tai būna tokia, nedarom irgi vėl milkį arba kokį nude spalvą paprastą, tiesiog neeksperimentuojam. Bet manau, kad aš dabar pasidarysiu, nes vis tik kalėdos, naujieji metai ir žodžiu ir taip toliau. Tai ką norėjau dar papasakoti jums. Tai jau aš užsitepiau dabar aliejuko tokio, va. Čia mano mėgstamiausias aliejus, nes man nelabai patinka lip glossai, nes jie tokie būna vėliau labai limpa, o aliejukai, jie nelimpa. Ir va šitas nelimpa. Čia yra man asmeniškai Juicy Bomb. Va šitas iš Essence. Man jis irgi nelimpa. Ką tik tiesiog draugė rado. Aš tiesiog sėdžiu. Čia yra mano šitas. Ir jisai tiesiog ten atsidūrė. Kažkokiu metu. Tai žinokit, vis tik buvo visiškai kiti nagai padaryti. Aš padariau vis tik nude spalvą, tiesiog tokia realiai kūno spalvos nagus. Nes, palaukit. Nes, žodžiu, persigalvau, nes realiai mes pasikalbėjom, kad aš varysiu dar nagų 20 dieną ar 19, dabar nebeatsimenu, tai aš tada ir pasidarysiu bordo prieš kalėdas realiai ir prieš naujuosius. Tai pagalvojau, dabar padarysiu tiesiog paprastą spalvytę. Aš jau atvažiavau namo ir žinokit, aš nesupratau iš šito bairio. Aš ką tik iš savo nagų atvažiavau per 7 minutės, o dabar yra 5 valandos. Aš taip nesupratau šito dalyko ir iš vis kodėl čia taip yra dabar, nes visą laiką būna kamščiai, visą laiką 5, čia yra blogiausias laikas išvažiuoti iš jų. Bet dabar matau, truputėlį kaupėsi, pasiruošus ir mes dar važiuosim šiandien pas Igno tėvus. Vis tik šiandien nestatysim eglės, rytoj statysim, turbūt. Labas rytas, mėly draugai, aš susitinku su jumis jau iš savo mašinos, dabar aš atvažiavau ką tik pas dantistę. Šiaip iš tikrųjų ryte man kažkaip labai buvo silpna, aš nežinau, kas čia buvo, bet aš atsikėliau, man buvo labai silpna ir tada aš galvojau, gal man net atšaukt, bet aš niekada neatšaukiu vizitų dažniausiai. Tiesiog, nes tipo, aš suprantu žmonių laiką, bet galvoju, ne, vis tik nuvažiuosiu, nes vėliau aš turiu į Akropolį nuvažiuoti, žodžiu, kitus reikalus daryti ir tiesiog man viskas nusimuš tada. Tai viskas gerai, kažkaip aš išlipau iš lovos, kažką užkandau, tai vos išgėriau arbatos, pasėdėjau taip 20 minučių ir tada tiesiog greitai susirašiau ir išvažiavau. Tai va, tai dabar aš esu jau pas dantistę, man šiandien turi sužiūrėti visus mano dantukus, tipo, ar viskas yra gerai, nes mėnesį, kai buvau išvažiavus, tai vis tiek dėl to, kad yra kapas, dantis greičiau genda, jeigu maistas kažkur užstringa iš karto, tai yra nelabai gerai ir aš ir taip visą laiką valau su siūlų, žodžiu, su tais visom įmanomom priemonėm, visą laiką bandau prižiūrėti, bet vis tiek mano dantukai yra vieni iš jautresnių, tai reikia daugiau priežiūros. Aš taip sakau dantukai, kaip vaikam liba. Dantukai mano. Bet aš taip sakau tiesiog, nes dantys man kažkaip labai žiauriai skamba. Taip, tai aš jau pasiėmiau siuntą savo Oišą antrą, žodžiu, pasakau jums, kad kur mano antra pirštinė tiesiog dingo, aš vis laiką pametu daiktus lygioje vietoje, aš nesuprantu, kaip tai vyksta. Bet jau yra 11:30, aš atsikėliau 9 kažkiek ir jau padariau 2 svarbiausius dalykus. Nuvarėjau pas dantistę, kas man buvo labai svarbu. Ir man labai džiugu, kad jinai pasakė, kad iš vis nėra problemų. Taip apskritai viskas tobula ir viskas gerai, o tai būna reta, aš nežinau. Ir ką norėjau jums papasakoti, aš šiaip vairuoju, bet aš iš vis nežiūriu kamerą, aš tiesiog šneku, kaip tai aš šnekėčiau telefonu, bet net nežiūriu kamerą, tai viskas čia yra gerai, jeigu ką, aš viską žiūriu 20 000 kartų. Tai va, ir pasiėmiau dabar viršų sportinį M dydį, nes turėjau S ir noriu tiesiog turėti 2, jeigu ką pasimatut kažkur iš jų ir iš karto jį kažkurią dieną grąžinti. Tai va, kas dar, aš labai noriu kavos savo namučiuose išgerti, tai važiuoju namo, šiaip norėjau jau vakarą paimti kafeino, bet tada pagalvojau, ne. Dar plius, kad mūsų laukia unpackingas, aš grįšiu išgersiu kavos ir pakuosim mūsų siuntas, kuriuo aš labai ilgai laukiau. Ir dar aš noriu nusipirkti savo naują slidinėjimo kostiumą, nes man jau nepatinka. Aš prieš 2 metus pirkau slidinėjimo kostiumą. Kelnes aš nusipirkau šiais metais, nes man draugė paderino iš 4F ir man reikia, aš noriu naujos striukės. Ir aš dabar galvoju, gal bandyti per šitą mėnesį parduot mano šitą striukę, dabartinę, nes jinai gera, jinai labai geros kokybės, bet aš noriu šiek tiek gražesnės, nes aš tiesiog turėjau praktišką, o dabar noriu turėti labiau ir praktišką, ir gražią, nes iš tikrųjų kalnuose, pavyzdžiui, kiek keliavus aš esu į kokią, nežinau, Italiją, Austriją, ten šilta kalnuose, nėra, kad labai, kad -20 ar -15 bent jau. Kiek aš esu buvus, visą laiką būdavo +3, +2, -3, -4,
nu kaip pliusas tai nelabai, tokia pliurza, bet vieną kartą buvo +8. Nematau tikslo tiesiog pirkti labai šiltą striukę, kuri kainuoja virš 300-400 eurų, kai man dažniausiai net būna karšta šitą striukę. Gerdama kavutę atidarysiu siuntas, apie kurias aš jums pasakau. Pirmas dalykas, ką aš užsakiau dovanų, tai čia yra kokosinis šampūnas ir Brazilian kondicionierius. Man atrodo, kad žiauriai fainas turėtų būti. Šiaip jau žiauriai kvepia kokosais. Užsakiau tiesiog tokį make-up remover. Tai va jisai atrodo. Tiesiog nedidukas, čia taip atrodo įdomiai, nes čia balta ir tada čia rožė, čia su aliejum kažkai sumaišyta gal toks. Aliejiniu pavidalu. Tai labai fainas. Aš jį pati norėjau šitą dalyką, čia yra eye patch. Tokia tiesiog dėžutė, kurioje tu tiesiog kiekvieną rytą išsitrauki savo pečius. Pečius. Taip pat tiesiog tas akių kaukė, žodžiu. Tai va, ir su hialuronu. Tai man atrodo, kad labai fainai ir labai gražiai pakuoti. Čia yra tiesiog CeraVe valiklis. Čia yra prausiamasis gelis. Šilkščiai, nelikė ir sausai veido odai. Čia yra eye cream. Čia jau aš noriu išbandyti. Paakių kremas toksai. Tai čia visai gražiai supakuota, viskas logiškai išdėliota. Šitos kaukės tai tikrai yra vienas iš brangesnių. Ir tada, aišku, Biodens kokią vieną paėmiau pabandymui. Ir tokį su, man atrodo, čia yra kolagenu. Paėmiau dar skrabą. Aš neturiu skrabo, bet čia aš nesau paėmiau skrabą, bet aš manau, kad kiekviena moteris turi turėti skrabą. Skrabas, jisai tikrai sušvelnina odą, padaro ją tokią fainesnę. Ir čia yra salted caramel. Man pasirodė labai faina. Tada pasiėmiau tokį lūpų pieštuką, jisai yra šiaip labai populiarus ir aš pasiėmiau, man atrodo, 2 tokius. Tai antro man nelabai reikia, tai aš nežinau, ką man reikės tuo antru daryti. Ne, gal turėsiu ateičiai, bet tipo, man čia pasiūlė draugė, sakė labai geras atspalvis. Ir paėmiau tokį Perfect Cover BB kremą. Tai yra su SPF, kas man patinka irgi. Tuoj siuntoj viskas. Tai kol kas mano yra 3 produktai, kuriuos aš noriu išbandyti. Ir kitas, va šitos siuntos aš irgi labai laukiu. Prisiminiau, jo. Čia dar yra, tai yra koks tai mažiukas. Čia dar yra dovana, žodžiu, čia yra tokie diskeliai, veido padukai dar vadinami. Tai man atrodo, kad čia yra labai faina ir dabar čia labai trendina. Va sakau, užsakiau visiškai tokį patį pieštuką, 2 tokius netyčia, bet aš juos tai išbandysiu ir užsisakiau šiaip žiauriai mažiuką, bet kainavo 15 eurų. Dalba serumas, kurį tiesiog papurški. Kiekvieną rytą, pavyzdžiui. Aš noriu išbandyti. Aš nežinau, beje, čia yra Koreja. Tai va, čia yra korejietiškas brandas ir man jis žiauriai patinka. Nu ką, žinokit, mes nuvažiavom į ne vieną vietą, kur yra eglutės, bet jos visus yra labai brangios. Ten po 5 eurus. O mes ieškom mažytės. Mes praeitais metais radom už 20. Ir dabar Mokvežį radom už 20, bet jinai buvo šiek tiek netokia. Ten biškai kažkas negerai su ja buvo. Lemą, kiek daiktų pridėtų ant stalo. Tai va, tai mes norim šiandien vakarė dar nuvažiuoti dar į kitą vietą, šiaip nenorim pirkti už 3 eurų, nes tiesiog mes nebūsim visą mėnesį ir biškai gaila. Tai va, tai vis tik nuvarysim dar paieškoti, pasižiūrėti ir dar vakarė važiuosiu pas mamą, kaip ir minėjau. Tai va, dabar darbeliai vyks, darysiu, montuosiu vlogus, darysiu žodžiu reelsus, ten darysiu dar klientai porą turiu padaryti dalykų ir tada važiuosiu pas mamą. Ir dabar mes varėm į naują Lidlą. Čia yra, žinokit, vieno Visorių rajono didžiausias įvykis. Naujas Lidlas. Mes pagalvojom, mes irgi pasinaudosim šitą progą ir tiesiog užeisim. Paimėm produktų, tiesiog paprastų. Bananai. Gerai, jo, bananai, šiandien 9 centų. Šiandien 9 centų, man atrodo, kilogramas. Nematyta niekur. O visa kita tai tas pats arba brangiau. Normaliai. Tai va, tai paimėm skalbiklių visokių tenai, tokių tiesiog labiau tai, ko reikia namams, higienai. Mašinai reikia plauti kažką. Gal nori išplauti? Ne, nenori. Bet jie, reikia į kokius švaros brolius pravažiuoti, nes, čia yra... Va čia va, Mokveži dažniausiai yra geriausios kainos. Normalios kaip po 20 eurų, pavyzdžiui, eglutė tokia paprasta. Bet tais metais ant šis labai faina, paėmėm už Dan Bigal. O tose kioskeliuose šiek būna brangiau. Bet jos būna gal ir gražesnės. Tai. Bet mes šį kartą norim mažesnės, o mūsų butuko, kad jos mažesnė ir šiaip 2 savaitėm tikrai. Tai va, tai dabar dar su Mokveži kortelė čia yra 7 eurų nuolaida. Tai iš vis paimsim iš 17 ar 16. Tai va, tai dabar darom, pildom kortelės duomenys, kad gaut kortelę. Ir mes jau vakar čia buvom, bet tada po vakar mes pavažinėjom į kitas vietas.
kiek buvo brangu. Nu va, per 5 sekundės man tiesiog įdėjo į tą dalyką ir mes jau turime eglę. Šiaip iš tikrųjų jinai nemaža, tai bet ir gerai, nes žinokit, mum rodė per pus mažesnę eglę už... Ne per pus, nu gerai, metro eglė. Čia yra metras PM kažkur. Tai metras PM mes paėmėm 17 eurų nuo pliažį, o tenai metras 10, metras 20 tram eurų. O tai biškai yra skirtumas, bet ir ne visai graži šiaip iš tikrųjų tokia. Tai mes mėgstam gyvą eglę, tai dėl to mes imam gyvą, nes kažkaip nes man patinka tos negyvos, bet reikia tiesiog labai gerą rasti gražią tokią. Pavyzdžiui, man tokias nelabai patinka. Ir jos visai brangios, o mano draugė dabar 200 eurų nusipirko netikrą eglę. Nu ką? Kiek? 18 eurų. Taip, tai 17,99. Tai buvo 2,1. Ne. Ten be nuolaidos. Nenukrisk ant šitų. Mes atvarėm jau į Eurokos, aš dabar ieško draugį dovanos ir žiūriu ir bandau rasti tokius padukus, kuriem rodžiau, bet labiau tokius, kad būtų kaukės principų. Mes ką tik pamatėm savo mokytoją ir jai tuo metu nukrito kažkokie dalykai, kas ten buvo. Rūbai, megstukai nukrito. Ir kai sako, galim prieiti ir grinai tuo metu, jei viskas nukrenta ir aš sakė, gal ne. Ir kai sako, kad gėda. Jo, visai gražus. Nu, pažiūrėk, jo kaina. Bet jisai labai... Aš norėčiau tokį, žinai, kur dabar užsidedi ir va čia va gražiai užsiriši. Jūs Nauskaitė reklamavo? Jo. Filmuoja, sakai, žiūrėjau. Panas gražiai atrodo šitam. Kas ten yra toliau? Aš nežinau. Arba gal... Nu, nežinau, gal čia gerai. Nu, man juokinga. Bet kaip atrodo su kepurėm, aš nežinau. Atrodo kaip su panešioti batą. Grinai. Labas rytas, žinokit, šiandien jau dabar yra 1, bet mes su Ignu ramiai atsikeliam, dirbom, pusryčiavom, žodžiu, darėm savo reikaliukus ir vakar mes papuošėm eglę, šito nenufilmavau, nes kažkaip tiesiog pamiršau, tiesiog galvojau, ten greitai mes ją visai papuošėm. Šiandien mes tiesiog nusprendėm ramiai praleisti rytą, padirbėti ir mes planuojam važiuoti į gimtadienį vakare 6 valandą, tai tiesiog aš ramiai ruošiuosi dabar, tiesiog nueisiu į dušą, pasidariau tiesiog paprastą skincare savo visų produktų, dar jie čia visi stovi, net dariau reelsą, nu žodžiu. Tai žinokit, jau ne vieną kartą išbandau šitą pieštuką, man jisai tobulas, aš tiesiog pasidarau kontrą, bet tai padarau ir viskas ir man tobulai tinka, tobulai patinka. Realiai tai tik tai galima aliejūko dar užsidėti kaip visą laiką, reikia nepadauginti. Tai va. Praėjo 5 dienas ir aš dar nekartą nebuvau prie eglutės. Ir aš Ignui jau sakau, kad jau čia viskas, žinok, čia jau yra tragedija, taip negali būti, čia yra negerai, reikia nuvaryti prie eglutės. Purškiuosi žiemą Bianco Latte, jeigu kas neuostė šitą kvapą, pauostykit. Jisai, neaišku, ne visiems tinkantis, jisai labai saldus, vanilinis. Kai aš jau pasipurškiu, mama sako, kad aš kvepiu sausainiais vaniliniais. Tai man patinka žiemą taip kvepėti vaniliniais sausainiais. O jeigu aš noriu kažko rimtesnio, tai aš kitus tokius kvepalus pasiemu, vakarinius labiau. Bet dabar mes varom į namus, į gimtadienį, tai tiesiog reikia kvepėti įprastai. Kitas žmogus buvo automobilėje, tam sunkiasvorėje? Ne. Fūra buvo? Ne. Kažkoks sunkvežimis? Ar iš mašinos? Paprasta mašina? Ne. Nepaprasta mašina? Ne. Sunkiasvorė? Nu, taip. Sunkvežimis? Autobusas? Ne. Ne. Traukinių? Ne. Turi reikšmės kokia ta mašina? Nu taip.